Sveiki visi, šiandien servise 007 Subaru Outback modelis, Amerikonas, 2,5 litro, 2017 metų ir turbūt jau prieš paskutinis mūsų dujinės įrangos montavimo darbas 2023 metais servise 007. Žinoma, kaip ir visus metus montavom, taip ir šį kartą ir šiam be abejonės automobilį sumontavom itališką kokybišką Landirenzo dujinę įrangą. Tai labai trumpai apie jos komponentus. Tai reduktorius Landirenzo Li10 Turbo yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Lengvai prieinamas dujinės fazės filtras, slėgio daviklis, dujiniai purkštukai variklio pusėse, po du kiekvienoje pusėje. Na, tai yra boxer tipo variklis, po du ir benzino purkštukus yra kiekvienoje pusėje, tai lygiai taip pat mes ir dujinius purkštukus komplektuojam be abejonės. Temperatūrinis daviklis, dujų vožtuvas Landirenzo bei skystos fazės filtras montuojamas atskirai nuo reduktoriaus štai šitoje vietoje, pats valdymo blokas ir dujinės įrangos saugiklis. Na, kaip visada, dujinės įrangos darbai servise 007 atliekami pagal Landirenzo kompanijos standartus. Na, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš principo šią dieną naudojam kokybiškiausias medžiagas, priemonės ir komponentus, kurias galim pasiūlyti ir kurie yra prieinami mūsų rinkoje. Tai reiškia, kad turim spyruoklinės sąvaržas, kokybišką žarną, specialias apsauginės gofras. Visą dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Tai reiškia, kad nepamatysit jokių laidų susuktų į krūvą, žmutų kažkokių prikaišėtų, primėtytų. Visi tie laidai yra pritaikomi konkrečiai šiam varikliui, pamatuojant visų jų ilgius, tuos laidus grupuojant tarpusavėje, įvelkant į apsauginės gofras, tas gofras dar kartą izoliuojant, nuo kiekvieną kontaktą lituojant ir apsaugant termokembrikai su klijais. Labai panašiai yra dujinės įrangos, ta prasme, variklyje pats laidynas irgi yra labai panašiai padarytas, yra įiltas į apsauginės gofras, tas gofras yra izoliuotas. Jeigu pasižiūrėsim, tai tas vaizdas labai artimas tam laidų vaizdui, kurį mes kuriam ir padarom. Tai be abejonės stengiamės viską sudėti taip, kad tai atrodytų kiek įmanoma originaliau, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų automobilio kažkokiem eksploatavimo, aptarnavimo darbam. Be abejonės galvojame ir apie dujinės įrangos servisą ir aptarnavimą, apie prieimą prie reduktoriaus, prie filtrų, skystos dujinės fazės. Jeigu būtų reikalas kažkoks poreikis kažką testuoti, valdymo blokas taipogi gerai prieinamoje vietoje. Jeigu reikėtų prieiti prie saugiklių, kurie yra šitoje dėžėje, patį kompiuterį galima atjungti, tiesiog atkelt, jisai visiškai netrukdo niekam. Tai yra vėlgi ir dėl to ten yra gera jam vieta montuoti. Apie variklių skyrių turbūt būtų tiek. Patį dujinės įrangos mygtuką, perjungimo mygtuką montuojam štai šitoje vietoje. Čia yra sumontuotas apvalus dujinės įrangos mygtukas. Aš būtinai pridėsiu nuotrauką ir bus galima pasižiūrėti, kaip jis atrodo iš arčiau. Na, Subaru Outback modeliai žavus be abejonės ir tuo, kad turi vis dar seno, sakykime, įprasto dydžio atsarginio rato vietą, o toje įprasto dydžio vietoje telpa netgi 82 litrų Bormech dujų balionas. Tai yra vienas kokybiškiausių rinkoje balionų. Mes labai vengiam ir itin išimtinais atvejais siūlom klientams turkiškus balionus, na, tiesiog dėl to, kokia jų yra kokybė, kiek stipriai jie būna sukorodavęs, aprūdyję iš vidaus. O čia gražiai užsidaro, lygiai tvarkingai, tikrai kokybiškas ir geras balionas. Na, pildymą padarom prie benzino užpilimo vietos. Vėlgi įdedam šiek tiek energijos tam, kad turėtume tą vaizdą tokį, koks čia yra. Atsidarom, mes galim atsisukę piltis benziną, galim iš karto piltis dujas. Jeigu mums visgi trukdytų tas adapteris, na, tik trukdyti gal jisai netrukdys, bet jeigu norėtume, sakykime, būnant užsienyje užsipilt dujas kokiai nors Vokietijoje, arba Olandijoje, arba Belgijoje, arba dar kažkur, kur yra kitoks užpilimo angelis, tai šitas angelis atsisuka, sriegis yra standartinis M10, įsisuka, mums reikalinga perėjimą ir mes be problemų užsipildom dujas. Kur kas geriau jį čia tokį turėti ir galbūt kartais gyvenime gal reikės, gal nereikės jį atsisukti, negu kad kiekvieną kartą jį prisukinėt. Tikrai labai gera vieta, labai patogu, tik tai tiek, kad, na, reikia įdėti energijos, kad jį čia tokį padaryti. Gražiai viskas užsidaro savo vietoje, lygiai gražiai. Tai va, tai tiek apie Landirenzo dujinę įrangą ir jos montavimą servise 007. Daug video šiais metais prikėlėm, kaip minėjau, turbūt prieš paskutinis. Tai jeigu yra klausimų, ar norėsit susimontuoti įrangą, ar kažką paklausti, drąsiai susisiekit, klauskit, bandysim padėti. Ačiū.